Ilja mes visi labai gerai žinome, jisai, taip sakant, šiandien tampa turbūt iš tokio jaunimo, taip turbūt populiariausias yra, bet suprantant, kada jisai yra tokiam mutacija, tai yra nepaprastai svarbus žmogaus balsų ir jeigu dainininkas dar jis turi būti, nepaprastai yra svarbus dalykas. Ir jis yra šitaip, dėl savo talentų yra taip beviltiškai ir taip nachališkai ir ciniškai eksploatuojamas. Aš klausausi ir man atvirai pasakysiu, mano širdis apsipila, aš norėjau pasakyti prakaitų šitoj kraujais, jo raudono vyno. Jūs mėginote šiandien kažką pristatyti naujo, mėginote pasikeisti, ar yra sudėtinga nuo klasikinių kūrinių prieiti prieš tai tokių kūrinių, kokius bandėte šiandien atlikti? Nepasakysiu čia gal. Norėjom linksmai atrodyti šiandien. Bet Ilja, tau pačiam, ar smagiau tai, ką tu šiandien darai, ar tai, ką tu iki tol anksčiau darydavai scenoje? Žinot, ir tas, nes tam yra vieni pliusai, čia yra kiti pliusai.